Taigi sveiki visi atvykę į mano naująjį video vlogmą. Tai šiandien vėl darysiu rūbų haulą, bet iš Anglijos siuntos, kurią gavau prieš savaitę gal laiko. Tai noriu parodyti, ką aš ten prisipirkau. Tai realiai visi drabužėliai, kuriuos matysit, tai yra didesni, skirti nėštumui, tai realiai toks tikslas ir buvo, kad Anglijoje norėjau apsipirkti kuo daugiau savo padidėjusiai rūbų, tai iš tikrųjų radau ir viskuo labai džiaugiuosi, bet visų pirma noriu išpakuoti kalendorių. Ką čia turim šiandien? 11 dieniukė. 11 mažytė. Jo dar vakar nagiukus persidariau. Nežinau, ar matysis. Įkelsiu nuotraukytę, tai žinokit, žiauriai patinka. Ta prasme, gal kalėdinių neprimena, bet naujametinius tai tikrai taip. Negaliu dar antrą dieną atsidžiaugti. Taip, turime 11 dieniukę. Ir žiūrim, ką čia turim. Blushą. Jei neklystu. Turim blushą. Pink Lady Blusher. Realiai mano kažkoks panašus yra. Čia gal truputį ryškesnis. Tai nežinau, tikriausiai įdėsime į konkursiuką. Tai žodžiu planuoju TikTok'e pirmą kartą gyvenime daryti konkursą. Tai žodžiu bus 2 laimėtojai. Tai dar nesižiūrėjau, kokie priziukai bus, bet tiesiog tokios mystery boxės. Tai ten bus visko. Visko, ko turiu, kas man yra nereikalinga arba aš net nesu pradėjus naudoti. Tai manau visai fainai tokį padaryti konkursiuką iki naujų metų. Tai nežinau, žiesiu, sugalvosiu, galbūt rytoj, gal šiandien. Manau bus fainai, tai viską sužinosite vėliau ir tikrai savo vlogmose viską pranešiu. Nu ką, susitvarkau viską ir lėkiam žiūrėti, kas čia per krūvą šone stovi. Na ką, tai pradėkim nuo didžiausio dalyko. Tai yra striukė. Tikrai visi jau matėt nuotraukas, viską. Žodžiai, jinai yra tokia arklynė. Tai kas man patinka, ką ji turi, tai yra kaklas ir dar užsisega kapišonas. Ir kapišonas gaunasi už kaklo. Tai yra labai gerai. Aš nežinau, dar ir vidinė kišenė. Nemačiau, aš dievinu, kaip būna vidinės kišenės. Šiaip yra pati su kišenėm. Užtrauktuką pačioj turi. Nu, žinokit, jinai tokia šilta. Tai aš ją pirkau iš Zaros. Tai mano pirmas jaučių pirkinys yra iš Zaros. Tai šiaip norėčiau, kada tenais normaliai apsipirkti. Tik nesuprantu, kam yra šitos šleikos. Bet aš tiesiog jas palieku. Nu, žodžiai, tokia minkšta. Nu, žiauriai faina striukė. Tai, nu, žinokit, dievinu, sakau, tą striukę. Ir labai džiaugiausi, kad Anglijoje, kai ten realiai nėra žiemos, yra tokių striukių, kur tikrai nušilta. Aišku, man vos ne iki žemės, batai matosi, bet, nu, ta prasme, verta kainos. Aš gan ant gero laikotarpio nuvariau, nes buvo visi tie Black Friday ir panašiai, tai už ją mokėjom 110 eurų. Tai čia normaliai, nes mačiau doleriais, tai vapšiai jinai 100 ar 108 kainuoja, tai realiai dar čia labai pigiai. Toliau, ką dar, ko man labai reikėjo, tai labai norėjau ugiukų. Aišku, jie jau yra nešioti ir viskas mylėti,
Tai žodžiu, fainus tokie kreminiai, tai nežinau, ar bus čia pas mum tos žiemos ir ar verta pirkti dar vienus, nes sniego nėra, šalta yra, bet dar galima ir su sezonkiam vaikščiot, tai ir kėdus kitą kartą net užsidedu. Tai nežinau, nebent bus taip, kad po kokių naujų metų arba tikrai ilgai snigs jau balandžio. Taip, daugiau noriu parodyti džinsiukus iš Nevluko. Tai, žodžiu, pirkau tokius didelius, mėlynus, bet man atrodo, kad jie jau dabar man maži. Tai aš labai norėjau, kad būtent tos fotosesijos. Tai ėmiau 40 dydį Made in Egypt. Nevluk, žodžiu. Nu, žiauriai gražus. Aišku, paskui teks man parduoti, nes aš jau tokiam dydį nebebūsiu. Nu, čia kaip LXL gal. Kažkas tokio. Gal L labiau. Man dabar jau reikėtų tikriausiai XL. Taip. Daugiau timputės iš JD, tai abidvi pasiėmiau Adidas, tai žodžiu tokios paprastos, tiesiog kreminės, šiaip patogios labai, bet truputėlį persišviečia, nu aišku, kreminės spalva, man šiaip kreminės timpas yra labai gražu, aš ir dabar esu užsidėjus kreminės tas, kur iš Sheino. Bet žinokit, irgi persišviečia, tai turi kažką ilgiau dėtis. Bet aš vis tiek pirksiu rožinės ir kreminės, nes jos yra gražu. Aš net turėjau baltas, bet man taip ir neteko užsidėti, nes paskui užšaugau. Ir juodos, va tos yra labai patogios, todėl kad jos turi čia nais va tokį ir pilvų yra labai patogu. Tai žodžiu, tokios tiesiog juodos. Du rūbai iš Tiki Maxo. Tai tas megztinukas, kur matėte Anglijos vlogę, tai yra labai šiltas, labai storas. Šito dydį pasiėmiau ML rašo. Tai jo. Ir tokias kelnes pasiėmiau. Šiaip man iš pradžio jos nelabai patiko, bet yra labai gerai, nes jos man nėra per ilgos. Labai gerai tempėsi, žiauriai gera medžiaga, aš jau buvau ją susidėjus, nu ir jos man žinokit patinka. Jų dydį pasiėmiau irgi ML. Na ir dar nusiaubiau savo Primarkieną. Tai visus rūbus dabar, kur matysit, bus iš Primarkienų. Tai žodžiu, užsisakiau. Jaučiau, buvau ne pirmą kartą pasakęs, užsisakiau, jau prie to Sheino pripratau. Nusipirkau 2 maikės, tai vieną Glamour ir vieną Glamour 3 svarai M dydis ir kita yra tokia balta su kaspinėliais. Tai dabar yra skalbenkoje, nenorėjau traukti, nes tikriausiai bus suglamžyta žiauriai. Tada 2 golfytės. Taip, tai viena yra tokia balta, tiesiog paprasta. Aš buvau turėjus, bet Norvegijai palikau vienai panikiai XS pasiėmiau, bet jos žiauriai gerai tempėsi, tokia faina medžiaga. Jaučiu nukirpusi, sutikėte jo. Na, bet bus polisteris. Kaip visą laiką. Kas čia bado? Ir žodžiu, ta raudona, kur matėte per Sheino haulą. Tai ta labai fainai. Tiesiog nesu turėjus raudonos, tai labai norėjau S dydis jos. Bangladešė pagaminta. Tokia labai faina. Taip, daugiau. Nusipirkau 3 spalvų žalias, bordinis ir kreminis lemenukai sportiniai, kur man patinka. Apie šitą buvau visai pamiršus, reiks dar užsidėti kokį kartą. Žodžiu, tokį kaip, nu jau grinai sportui pasiėmiau, nes čia dar yra ir pirma sportinė, bet čia yra iš Primarko, bet šiaip labai geros kokybės. Tada pasiėmiau 2 dalykus žiemai, tai šitas, bet jis nežinau, jau man kažkaip nebepatinka.
Tai reiks gal įdėti į Vintedą. Ir kepuriukas raudonas. Tai irgi labai fainai. Tai daugiau labai fainos medžiagos pižamytė. Tai žodžiu tokia biuskelė. Su kaspiniukais, aš nežinau, kas man su tais kaspiniukais, bet tiesiog jos labai faina, minkšta ir tampri tokia medžiaga. Ir kelnes. Irgi labai fainos, tempėsi. Tai tos pižamos dydį pasiėmiau M. Made in Cambodia. Tai kaip keista matyti, kad ne viskas iš Šainos. Jo, taip, daugiau mano mėgstamiausias megztinis, be kurio negaliu dabar gyventi, tai yra toks didžiulis. Parašyta Wander. Ir šitoj pusėje turim tokį gražų vaizdą. Tai jį ėmiau M, aišku, man būtų užtekę S, bet man kažkaip patinka dabar, kai laukiuosi, tokie didesni rūbai, ta prasme, kažkaip patogiau ir neapspausta tokia jauties, nežinau, tai man patinka. Tada dar vienas mėgstamiausias megztinis, kuris yra iš tikrųjų labai storas, juodas, paprastas. Tai aš labai norėjau šiaip juodo, bet jis tokį kailiuką turi. M dydis, bet žinokit, tikrai žiauriai šiltas. Aš tik paskui pastebėjau, kad jisai toks, kad turi tokį kailį. Ir gal pamenat, gal ne, iš praeito mano Anglijos holo buvau nusipirkusi panašų mėlyną megztinį. Tai aš jį Norvegijoje sugadinau su aliejum ir jis, aš turiu gal, man atrodo, jį arba atidaviau, arba išmečiau, nes jį sugadinau su aliejum. Ir į darbą su juo eidavau, tai nusipirkau tokį pat, tai tikiuosi nepaves manęs ir nesugadinsiu šitą, nes jau 2 megztinius, kurie užsisega su to užtrauktuku, kur man žiauriai patinka ir aš iš Primarko visą laiką jos pirksiu. Bet jau 2 megztinius sugadinu su aliejum ir nesuprantu, čia gal kažkoks prakeiksmas, bet jo toks mėlynas. Aš šitą ėmiau, žinau, L dydį. Tai ką, ir viskas tikriausiai, daugiau pasiėmiau, aišku, kojinių Naiko, nes taip pat buvo gan nebrangu, gal iš Sport Direct ar iš JD neprisimenu. Tada dar dariausi siuntą, kai ėjo, tai buvom dar su mama prisipirkusios visokių chemijų, tai šiaip labai norėjau, galiu parodyti, ko labai norėjau būtent iš Anglijos ir kas yra labai geri dalykai. Tai žodžiu, visą laiką mačiau visur, kur reklamuoja Anglijoje, Airijoje, tai yra šita Pink Stuff, kaip jin dabar vadinas, pasta lygtais. Cleaning Paste, tai iš tikrųjų dar nebandžiau jos, bet labai noriu išbandyti, todėl kad sakau, kad visur mačiau, kad jinai yra achujiena ir viską jin ten išvalo. Ir dar pasiėmiau cleanerį tokį, tai šiaip aš ką turėjau iš praeito karto parsivežus, tai tualetui tą valiklį, irgi iš tos Pink firmos, tai man jinai patinka. Ką dar pasiėmiau? Aš, aišku, visko nerodysiu, pagrindinius tuos dalykus, kurie man labiausiai naudingi. Tai dar pasiėmiau šitą, kuris žiauriai nerealiai kvepia. Tai realiai, iš tikrųjų, man atrodo, visi mėlyni skalbikliai, visi mėlyni minkštikliai yra skaniausi. Ir man keista, nes yra mažesnė talpa, nei aš turiu kitą tą minkštiklį. Ir čia yra mažesnė talpa ir yra 76 plovimai. Tai aš nesuprantu, kaip čia viskas veikia. Ar dėl to kamštelio, kad užtenka mažesnio kamštelio ir geresnis kvapas.
Bet ko labiausiai norėjau, tai granulių. Nes įsivaizduokit, už tokio dydžio, čia yra 7,50 gramų, 10 svarų. Tai eurais, ką žinau, 12-13 eurų, bet už tokį dydį. O pas mus realiai už tą mažą 8 eurai. Nu tai čia žiauriai apsimoka ir neįsivaizduojat, kaip skaniai rūbai kvepia. Užtenka pusę tokio aš įpilu, tiesiog kad gautųsis vienas kamštelis ir va dar tik tais tiek nunaudojau, tai beleka. Tokio pat kvapo. Daugiau pasiėmiau savo mėgstamą L'Oreal Elvital šampūną, kurio irgi dydis yra 700 ml ir kainavo tik 5 svarus gal. Bet žodžiu, jis man kažkaip labiausiai užkliuvo nuo Norvegijos, aš jį kai pradėjau naudot, tai man jisai ir patinka, tai irgi griebiau. Tuomet mama sakė, kad kai plauni baltus rūbus, labai gerai yra Vanish šitą baltą įmesti vieną. Čia yra žodžiu tokie kaip milteliai. Vieną įmeti ir išbalina žiauriai drabužius baltus, tai žinokit, pasteisino, aš jau pirmą dieną, kai atsisinčiau tą siuntą, ėjau bandyti, žinokit, kojinės visos buvo baltos ir maikės, viskas tiesiog buvo, nu, nerealiai. Vanišas šiaip yra labai geras dalykas. Ir nusipirkau litrioką. Jo, litrą kondicionieriaus, tai žodžiu, labai norėjau tokį pabandyti, nes pirkau kaukę draugiai ir pati norėjau kažkaip kaukės, bet aš tų kaukių turiu, tai man šiaip baigėsi jau kondicionierius, tai aš norėjau pasimti naują. Tai aš tikiuosi, kad bus jisai gerulis, nes jis yra su coconut oil and shea butter. Tai jis turėtų būti tikrai labai geras, jis įdrėkina, labai giliai maitina, padaro švelnius, nu žodžiu, žiauriai gerulis. Tai va, žodžiu, tuom jaučiu ir užbaigsiu, tai žodžiu, tikrai dar buvo daug ką dar prisipirkau, tiesiog gal parodžiau pačius man labiausiai patinkančius dalykus, bet vad norėjau dar prie rūbų jums parodyti šitos gėrius, kad galbūt turite kažkokių tai giminaičių ar artimųjų, kurie gyvena Airijoje, Anglijoje, tai žinokit, parsisiųskit, nes tikrai yra pigiau. Toks vad haulas, tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi jums patiko, toks kitoks biški įvairovės. Tai nepamirškite paspausti patinkančią šitą video ir pasubscribinti mano kanalą, jei esi naujokas. Tai iš tikrųjų dar labai noriu padėkoti visiems, kurie žiūrite mano vlogmus. Aš matau, kad jums patinka, kad tas aktyvumas tikrai daug ką sudaro ir tą ryšį tokį kuria ir viską. Bet jau tikrai labai laukiu sausio, kada galėsiu atsipūst. Nes tikrai, nu, nebekelsiu taip dažnai, bet labai džiaugiuosi, kad galėjau per šitą laikotarpį jums daugiau ko įkelti, nes per praeitus vlogmus irgi aš ten daugiausiai iš 3-2 dienų keldavau. Dabar labai džiaugiuosi, kad pavyksta per vieną dieną iš vienos dienos nufilmuoti. Tai ačiū labai, kad būnat, ačiū, kad sekat, ačiū, kad esat. Ir šiaip, aš kaip visada paminėsiu, kad kuriu Contribee turinį merginoms, moterims, kurios laukiasi, ar galbūt yra susilaukusios ir įdomu visas kelias, kaip eisiu aš per savo istorijas, per savo patirtis ir ten kelsiu būtent susijusi turinį su vaikučiu ir su savo savijauta. Tai prikėliau vakar 3 videokėlius, kadangi man ten leidžia tik po 5 minutės. Mes pirkome jau su mama mano leliukui
kaip visa savijauta po paskutinio video ir dar įkėliau dovanėlės iš Eglės, tai ką dar gavau papildomai. Tai va, viskas, nebepliurpiu, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjote, tai pasisekite mane Instagram'e ir TikTok'e, o ką, jums geros likusios dienos ir susitinkame kitame mano vlogme. Čiau! Mua!